Dažniausiai mes mąstome žodžiais, trumpais kelių žodžių junginiais ir nelabai susimąstome, kad ir kaip tai vyksta. Greičiausiai kažkada dar būdami pupuliais taip išmokstame ir jau nebenustojame. Be jokios abejonės mąstome ir vaizdais, ir garsais, arba galbūt įpiname juos į mąstymo procesą, bet šiaip ar taip nuolat pinam margą begalinę žodžių padabintų vaizdais, kartais garsais ir kvapais pynę. Visas tas vidinis triukšmelis turi savo aidą. Geriau mums žinoma kaip emocinę būseną. Štai aš sėdžiu ir bambu jau kelintą valandą, kad šiandien kažkaip nieko nespėjau. Šiaip jau, jeigu sustočiau pasižiūrėti, kiek jau spėjau, tai be abejo tas bambėjimas būtų neteisus. Bet kadangi nenustoju, tai bambėjimas aidi. Ir dabar jau jaučiuosi gana sudirgusi. Einu žiūrėti į savo darbų pėdsakus. Kitaip nebūtinai patikėsiu, ir tas bambėjimas, ir tas aidas gali ir laimėti. Žiūriu, yra buvę ir geresnių dienų, bet padaryta tikrai daug. Suprantu, kad dalis sudirgimo gimsta kitur, ne tame, kiek daugiau padariau, o tame, kiek dar liko. Jeigu tai, kas liko, sudėliaučiau į kalendorių, per dienas, turbūt atrodytų jau visai neblogai. Kol tai daryčiau, vidinis monologas jau galėtų dainuoti kitą dainelę. Ir ji būtų gerokai pozityvesnė. Galiausiai vidinis monologas irgi atspindi objektyvią realybę. Realybė irgi turi galių pakeisti to monologo toną ir paveikti visus subjektyvius jos sluoksnius. Tai tą progą siūlau ir jums. Pabandykit pastebėti. Ką jums sako jūsų vidinis monologas? Ar jis teisus? Ar jis atitinka realybę? Ar jis jums padeda? Ir ar nelaikas pabūti dirigentu ir paimti kitą toną šiai vidiniai simfonijai, tokį, koks jums iš tiesų padėtų? Aš tuo tarpu einu niūniuoti, aš galiu viską. Taikos ir ramybės.